startą. Va, šios dienos mano nuotykis vyksta šitoj mokykloj. Su jaunimu studijuojame, kaip įdomiai, savivertės temą. Na va, tokie magiški Konstantino kūriniai. Štai ir baigėsi pirmą dieną, su 8-okais tyrinėjom savivertės temą. Daviau įvairiausių užduotėlių. Aš matau, girdi. Jautri tema, aš turiu būti labai atsargus, nes kaip mes kalbam apie savo kūną, savo tautybę, savo vardą, pavardę, apie savo gebėjimus, tai ir yra, kaip mes paskui mokam būti patys su savimi. Sakau, iki rytojaus, rytoj pratęsim, bus diena numeris 2. Žiūrėkit, kaip gražu, štai yra mano antroji diena. Tiesa, aš nepasakiau, kurgi aš dirbu čia. Šiandien antra diena yra Elektrėnai, Ąžuolyno progimnazija. O štai ir antra diena baigėsi, su 8-okais nėrėm į psichologinio atsparumo temą. Aš matau, kad jautri. Turiu labai atsargiai kalbėti. Įsivaizduokit, paminėti vien tik skyrybų temą. Aš jau matau, 1-2 moksleiviai jau reaguoja labai jautriai. Bet turim kalbėti, kad kas beatsitiktų gyvenimas čia nesustoja. Mes turim rasti strategiją, kaip išgyventi. Tai va tą ir mokėmės. Taigi sakau, ačiū Ąžuolyno progimnazijai, sakau iki kitų kartų.